Vasario mėnesį vykusios seniūno ataskaitos metu buvo pažymėta, kad pagal nusikaltimų išaiškinamumą Svėdasų seniūnijos rodikliai geresni už rajono ir Respublikos vidurkį. Tai malonus faktas, bet Svėdasų seniūnijos policijos įgaliotinis to nikiek nesididžiuoja. Jo darbe dar pakankamai rūpesčių ir problemų. Dalis buvo paliesta ir seniūno ataskaitos metu. O iš tų paminėtų daugelį būtų galima išspręsti, jeigu mes patys būtume aktyvesni. Šiandien mūsų studijoje Svėdasų seniūnijos apylinkės policijos inspektorius Vaidas Vackus. Tad pasakykite, prašau, kokie reikalai paskatino ateiti jūs į mūsų studiją? Labadiena, Svėdasiškiai. Labai malonu ir dėkingas aš esu laidos vedėjams už sutiktą žodį eteryje. Kaip čia buvo paaiškinta, kad rezultatai geresni mūsų Svėdasų seniūnijoje nei Respublikos vidurkis ir Anykščių rajone aplamai, tačiau tuo didžiuotis aš negaliu ir rūpesčių dar mes seniūnijoje turime gana daug. Reikia išspręsti problemų nemažai, kurių be jūsų pagalbos mes tikrai nepajėgūs spręsti, nes tik su visuomenės pagalba galime spręsti visas problemas. Taigi dar turime problemą ir su mūsų pilstuko prekyba, nors ji buvo kuriam laikui jau ir apstojusi, tačiau ir vėl paskutiniuoju metu yra iš žmonių pusės nusiskundimų, kad ir vėl prekiaujama ir viso šito be jūsų pagalbos mes tikrai neišspręsime. Ir aš manau, kad nereikia bijoti tų pilstuko pardavėjų, ar reikia visiems ryžtingai imtis prieš jos priemonių ir bausti juos, nepasigailint ir padedant jums visiems. Todėl visus ir kviečiu burtis į saugios kaiminystės grupės, visiems kaimynams bendrai susidėti ir nebijoti viešai smerkti juos, kad jie žinotų, kad visi Svėdasų miestelio gyventojai juos smerkia už tai ir kad jiems pagaliau pradėtų galvoti, o ne kaip dabar jie aiškina, kad nieks čia nieko, jokių pretenzijų neturi, tik policija visą laiką juos užkabina, be reikalo, žmonės nesiskundžia, jiems atrodo, kad nieks jų ir nepastebi, nors tai ir galimas faktas, kadangi žmonės jiems konkrečiai nieks nieko į akis nepasako, jie taip gali ir manyti. Dar mūsų kita didžiulė problema tai tos būtinės ir smulkios vagystės, dviračių vagystės, vištų vagystės, irgi gal mes kartais esame labai abejingi žmonės, gana tankiai, mėgstantis išgerti ir panašus nepažįstami žmonės, kiek man tenka nugirsti, žmonėms siūlo pirkti įvairių prekių ir dviračių ir vištų, nebūkime abejingi, paskambinkime manęs, jeigu nebūna, galima skambinti seniūniją, seniūnui ar kitiems seniūnijos darbuotojams ir jiems apie tai pranešti, jie tos faktus užfiksuos ir perduos man, tai bus žymiai lengviau išaiškinti, nes vienam visur suspėti tikrai yra labai sunku. Todėl ir norėtume, kad didesnį dėmesį atkreiptume į visas negerovės dedančiasis mūsų seniūnijoje. Taip pat dar norėčiau priminti tėvams, dabar artėja pavasaris, nepilnamečiai vaikai gana tankiai vaikšto paežeriais, neina į mokyklas, degina žolę, o tai gali uždegti ir miškus, atsitinka gana daug problemų po to, ir baudos dabar yra gana didelės už tokius dalykus. Taip pat norėčiau dar, brangus Svėdasiškiai, kad ir nedegintumėte pavasarį kieme šiukšlių, nes dūmai labai kenkia ir pačių sveikatai, ogi ir už deginimą šiukšlių kiemuose taip pat irgi yra numatyta atsakomybė. Todėl, kad nebūtų problemų, mūsų sąvartynas visai netoli miestelio, geriausiai būtų jas išvežti ir nebūtų nė vienam su tokiu dalyku problemas. Baigdamas savo pasisakymą, dar kartą norėčiau visiems priminti, kad burkimės visi ir kovokime prieš mūsų visas negerovės bendromis jėgomis, kurkime saugios kaiminystės grupės, burkimės visi, jeigu reikės pagalbos juridinės, kiek galėsime, tiek padėsime. Ir taip pat rimtus vyrus kviečiu, kurie nori policijai padėti, rinktis į policijos rėmėjų grupę,
kurią mes visi seniūnas ir aš, dar gal pasikviesime ir aukštesnių pareigūnų iš Anykščių, visi bendrai bandysime sukurti, visi gal išeisime ir į gatvę vakarais pabūt, padirbėti ir taip bandysime mažinti nusikalstamumą ir pagerinti mūsų darbo rodiklius. Ir kitais metais, jeigu visi bendrai dirbsime, tai gal bus dar geresni rezultatai, negu kad būdavo ankstesniais metais. Labai dėkingas už suteiktą žodį ir linkiu ir laukiu jūsų, mėly Svedasiškiai, skambučių dėl mūsų darbo pagerinimo. Ačiū labai. Kaip supratote, daugelis reikalų mūsų rankose. Taigi prašom aktyviau įsijungti į šitą veiklą policijai remti. Daugelis Svedasiškių nesitikėjo, kad mes taip greitai išeisime į eterį ir praeitą sekmadienį mūsų nelaukė. Dėl šių priežasčių praėjusią televizijos laidą žiūrėjo labai nedidelis Svedasiškių ratas. Gyventojų pageidavimą mes pakartosime svarbesnius praėjusios laidos akcentus. Radiomechanikas Zenonas Navickas paaiškino, kaip galima pagerinti mūsų transliacijų priėmimo vaizdo kokybę. Jo kokybė labai pagerėja, nukreipus priėmimo antenas tiksliai į kultūros namų pusę. Jei Svedasų siųstuvo kryptis labai stipriai skiriasi nuo valstybinės televizijos siųstuvų arba per daug sudėtinga sukioti turimą jūsų anteną, galima pasidaryti nesudėtingą atskirą anteną 10 kanalui. Brėžinius ir konsultacijas galėsite gauti parduotuvėje Vaizbūnas pas radiomechaniką Zenoną Navicką. Sutikite, kad nuosekliai mąstyti, sugebėti įrodyti, apginti savo nuomonę, paneigti neteisingas išvadas, pravartu mokėti kiekvienam. Logikos kaip mokslinio mąstymo technikos metodai vystėsi gana lėtai. Tradicinė logika liūdnai išgarsėjo dėl savo visiško neturiningumo, nuobodumo, nesugebėjimo tarnauti praktinėms reikšmėms. Skirtingai nuo tradicinės formaliosios logikos, kurią dėstė mokyklose kaip mokslą apie taisyklingą mąstymą, šiuolaikinė matematinė arba simbolinė logika yra kompiuterizuotų sistemų pagrindas. Tad būtų pravartu visiems turėti šiokį tokį supratimą apie dvi paprasčiausias logikos dalis – teiginių logika ir klasių logika. Tuo tikslu Svedasų televizija kartu su mokyklos administracija skelbia konkursą Svedasų kraštui reikia mąstančių žmonių. Jame gali dalyvauti visi Svedasų vidurinės mokyklos mokiniai. Loginiai konkurso uždaviniai ir sąlygos bus pateikimi mokyklos skelbimų lentoje. Konkurso nugalėtojai dalyvaus specialioje vietinės televizijos laidoje. Tad kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Galbūt įsigilinę į pateiktus tuos logikos uždavinius, nejučiomis sušuksite, o vis dėlto ji visai nenubodi. O kaip pavyzdžiui, jums keletas logikos momentų iš gyvenimo. Pamokų metu direktorius pamato koridoriuje mokinuką tiesiog besiraičiantį iš juoko. Kokia tau pamoka? Logikos. Tai ko šitaip leipsti iš juoko? Kaip nesijuoksi, tamsta direktorių? Aš netyčia klasėje orą pagimdinau. Tai mane į lauką išvijo, o patys tenai užsidarė sėdi. Nu kur logika? Tėvas aiškina draugui. Žinai, moterim nebūdingas loginis mąstymas. Štai, pavyzdžiui, manoji niekaip negali suprasti tokio paprasto dalyko, kaip galima pragerti visą algą. Vidurnaktį mama verkdama skambina draugiai. Žinai, vyras lygi šiol dar negrįžo namo. Gal jis nuėjo pas kitą? Brangioji, nu kam reikia tikėtis pačio blogiausio? Gal jį paprasčiausiai tik pervažiavo mašina? Niutonas įsigijo katę, o kad ši galėtų bet kada išeiti į lauką jo netrukdydama, durų apačioje išpjovė skylę.
po kiek laiko jo numylėtinė atsivedė 5 kačiukus. Mokslininkas, nedvėjodamas, greta išpjojo dar 5 mažesnės. Ši medžiaga paimta iš Anykščių Antano vienuolio vidurinės mokyklos moksleivių leidžiamo laikraštuko Vienuolyno užkulisiai.